Tai ką, sveiki visi mėlyjeji, labai malonu Jūs matyti čia mano YouTube'ės kanale. Kaip matote, esu čia ne viena. Šiandien pasikviečiau savo draugę Ugnę pakalbėti tokią labai aktualią temą. Manau, daugeliui labai rezonuos ir tai tema yra apie pogimdyvinę depresiją. Man atrodo, abidvi patyrėm šitą nelabai fainą ligą, ar kaip čia ją įvardinsim tikriausiai. Ir tai norėjau šiandien pakalbėti apie šitą dalyką, nes matau, kaip ne tik mane palietė, bet ir daug mamų iš tikrųjų palietė šitas dalykas. Ir po to, kai aš pati galbūt atsivėriau labiau apie tai, vis daugiau mamų ir parašo ir pasako, kaip jaučiasi iš tikrųjų, kur aš niekada net negalvojau, kad ta mama galėtų patirti tuos jausmus, išgyventi tuos išgyvenimus. Ir atrodo, kaip aš galėčiau padėti toms moteriams, dėl to galbūt ir pagalvoju apie tą mamos pakalbinę ir to pačiu ir savo jausmus išsakyti, bet to pačiu ir galvoju, atėjo laikas kažką ir duoti žmogui. Tai va galvoju ir daug šnekėjau ir pati apie pogimdyvinę depresiją, bet kai mes susirašėm, kai mes kažkaip dabar bendraujam ir draugaujam, supratau, kad turi iš tikrųjų kuo daug ko pasidalinti apie tą temą. Ir galvoju, svarbu ir matyti, ir moterim bus kitom išgirsti tą tavo patirtį per tavo pačios lūpas, kaip sakant. Taip, tai čia gali prisistatyti? Taip, tai jau sakei mano vardą, aš esu Ugnė, turiu sūnų, kuriam dabar yra metai 9 mėnesiai. Tai mano patirtis yra tik vienas vaikas, bet aš manau, kad daug patyriau per tą laiką. Daug visko, ir blogo, ir gero, ir linksmo, ir pikto. Tai tiesiog tai yra mano patirtis. Galbūt kitom yra kitokie potyriai, kitokie pojūčiai. Bet aš kalbėsiu iš savo prizmės, iš tai, kaip aš jaučiausi ir kaip man sekėsi auginti vaiką iki pat šiandienos. O kaip tu apskritai supratai, kad sergi pogimdyvinę depresiją, nes kiekvienam, kiek žinau, yra labai skirtingi tie simptomai, gali pasireikšti, ar ten nenoris valgyti, ar ten labai verki. Kaip tau asmeniškai visas tas pasijuto dalykas? Kaip tu supratai, kad iš viso sergi? Aš turbūt gal labiau supratau tada, kai pradėjau pasakotis, rašytis, mes turim ten šeimos bendrą susirašinėjimą. Ir man sesuo sako, kartais tau nėra depresijos. Sako, labai panašu, tiesiog iš tų mano emocijų, iš to mano rašymo, ką aš joms pasakoju, ką aš jom rašau. Ir aš tada tikrai pradėjau mąstyti ir galvoti, o kokie tie požymiai pas mane, ne? Ir manau, gan standartiški tokie, motyvacijos nebeliko, nuotaikų kaita. Atrodo, aš geriau sėdėsiu visą dieną į TikTok'e ir Instagram'e, žiūrėsiu, ką kiti veikia, tai apatija. Ir vėliau, aišku, sąžinė graužia, kad aš per mažai su vaiku užsiemu. Čia irgi tada prisideda dar labiau save graužia, dar labiau klimpsti. Stipraus atsakomybės jausmo, kad reikia tam tikrus dalykus daryti. Aš turbūt labai save stūmiau, kad nepasiglemštų mane ta depresija labai stipriai giliai. Ir manau, gal šiek tiek dar dabar yra tam tikrų, požymių, bet aš manau, kad man pavyko išlipti be psichologų, psichoterapeutų. Aišku, vartojau vaistus, nereceptinius, kur vaistiniai galima nusipirkti, papildus vartojau, kurie man labai stipriai dabar padėjo. Ar pati pameni, kaip jautėsi gimus vaikui, gimus Vincentui? Ar turėjai baimių kažkokių, pavyzdžiui, kai gimė, ar tu žinojai, kaip elgtis, ar, apskritai gal nėra galima žinoti pirmo vaiką, kaip pagimdai, kaip elgtis, kaip ką daryti, bet ar tau buvo tas ryšys su vaiku, ar tu jautėjai, kad čia gimė ir tu džiaugiais, ar labiau pergyvenai ir savyje, taip, ką man dabar daryti, kaip čia daryti, čia nemiegu, kaip tu pati jauties, ar tu prisimeni? Čia būtent apie, kai gimė, ar palaukiau, kai gimė, aš tą dieną puikiai prisimenu, labai gerai prisimenu. Ir aš stengiausi įsidėmėti net koks laukia oras yra, kadangi tai balandžio mėnesis. Šilta, gražu, aišku, ten palatoj užtraukti roletai buvo, bet viršui paliktas toks langelis, aš mačiau saulėtą, graži diena, šitą reikia įsidėmėti. Ir kažkaip, kai gimė Vincentas, tai man buvo laimė, man buvo euforija,
gimus vaikui, aišku, ten daktarai pasiėmė, girdžiu, jis ten verkė. Ir man toks nekantravimas, jūs greičiau man duokit mano vaiką, aš noriu prisiglausti. Ir uždėjo man į krūtinės, kaip ir daro. Jaučiau tas rankytės, kojytės ten juda. Ir iš karto jisai nurimo, nebeverkė. Iš karto momentaliai pajuto mane. Ir manau, kad ir su jo gimimu gimė ir meilė jam. Ir su jo prisiglaudimu pirmoju gimė ir tas ryšys tarp mūsų. Iš karto, tuo metu jokios baimės nebuvo, visiškai, bijojau prieš, po, bet kai prisiglaudėm, jokios baimės nebuvo, tik laimė, verkiau ir Iš laimės verkiau ir dar toks momentas, kad vyras buvo šalia, jis telefonus turi šalia ir Vincentas gimė, buvo 14:47, 14:48, mano mama jau gavo žinutę, jau su šauktukais iš mano vyro, nes aš jam vaikščiau, rašyk, nes man buvo džiaugsmas. Jo, ir man rūpėjo, norėjau, kad kuo greičiau sužinotų, žinai, kad jau yra viskas, aš ant kiek buvau tuo metu laiminga. Gerai, visa euforija, džiaugsmas, laimė, meilė, gimė Vincentas. Ir kada tu jautei, kad tas burbulas sprogsta? Ar tai buvo kelios savaitės, ar tai buvo mėnuo, ar tai buvo daugiau laiko praėjo ir tu pervargai? Kada prasidėjo ir tu pajutai, kad, blemba, jau per daug svorio pas tave yra čia va, iki čia? Tai tikrai nebuvo pirmom dienom, tai manau gal artėjant kokiam 1-2 mėnesiui. Nes tas pirmas dienas, tai tu bandai susipažinti su to vaiku. Kaip čia elgtis, kaip čia daryti, kaip čia prausti, kaip tą pampersą keisti ir toks, žinai, visą laiką judesį, ypač ten ligoninėje, gydytojai vaikšto, tau net nėra laiko, kada atsikvėpti ir suvokti, kas čia vyko. Grįžus namo ir jau kažkaip čia lyg ir dar laimė, džiaugsmas, aš pagaliau grįžau namo ir... Viskas, ko laukiai, vaikas tavo? Taip, ir vaikas, ir mes jau taip ramiai, čia niekas mums, kaip palatui, daktarai pirmyn atgal, mums ramybė. Vyras namie jau buvo 1 mėnesį, tai manau jo pagrindinė buvo užduotis rūpintis manim ir namais, aš jau vaikų daugiau rūpinausi, tai kažkaip tas 1 mėnuo dar visai nieko, nes ir vaikas daug miega, daug valgo, o nuo 2 mėnesį jau prasidėjo budravimai, prasidėjo neaišku, kada čia įmigdyti, kada jis pavargęs, kada ne, jau ir prasidėjo pas mane apie mėgas naktis, jau taip link ir turbūt jau gal jam, kai buvo 3 mėnesiai, stipriausiai pradėjo duoti. Aš pamenu, atsiprašau, bet aš pamenu, kad Austėja labai pradėdavo verkti stipriai ir man labai per psichologiją kirsdavo tas verkimas. Kaip tu dylinai su šituo? Visaip, žinok, būdavo ir kartais suprasdavau, kad čia tai būna, jau ten tie pilviukų diegliai visokie ir bandai suvokti. Kitą kartą jau panika, ką čia man daryti, vyras telefone googlina, aš googlinu, pamainom nešiojam ir kas, žinai, čia vyksta su to vaiku. Kad žinotumėt, kas darosi, ar ne? Jo, kas čia vyksta, čia tiesiog gal pilvuką jam pučia, ar tiesiog gal vaikas nepamiegojęs, neužmigęs, kada jam reikia laikų, nes su miegu pas mus buvo labai didelės problemas. Gal gali truputį papasakot, su kokiais miego sunkumais susidūrė, gal kažkas, kas klausosi, irgi sunku jam yra dabar ir gal kažkokių netgi tipsų turėsi ar kažko tokio? Tipsų neturėsiu, tiesiog gal tiesiog savai žmogus, žinai. Tiesiog kantrybė. Labai domėjausi, kaip čia su to miegu yra, ar čia man vienai taip yra. Skaičiausi, aišku, ten toj visokios miego programos, tos influencerės ten taip pat turi savo pasiūlymų, kaip, žinai, padėti, kad vaikas geriau miegotų. Atsimenu, Sigel patarė su fenu. Su fenu, tai tas white noises, fenas, kažkas siurblių naudoja. Viską išbandžiau, kas įmanoma. Atrodo, jau gal šią naktį tam tikras metodas padėjo, kitą naktį niekaip. Nes tiesiog elementaru. Vaikas nuolatos auga, keičiasi, labai greitai auga, tie pirmieji metai, tai jiems yra patiems iššūkis ir nuolat keičiasi jų poreikiai
nuolat keičiasi jie patys. Vieną kartą netiko white noises, kitą kartą gal nebetiko, gal tikrai reikia siurblio garso ir netitaikysi. Tai buvo, tragiškas periodas, būdavo parų, kai išmiegodavau gal per visą parą 3-2, geriausiu atveju 4 valandas. Tai iš kur nebus tas depresijos, ne? Iš kur nebus pykčio priepuolių. Nes visiškai net nėra organizmų jėgų kopinti su... Ir dar nepamiršti, turbūt reiktų paminėti tai, kad ne tik, kad nemiga, ne, bet vyras išėjęs į darbą, nei į dušą negaliu nueiti, savo pirminių poreikių. Taip, tarkim, vyras grįš, aš nueisiu, dar nieko, bet į tualetą nueiti, pavalgyti nueiti, jau čia būdavo netgi iššūkis man, tai labai labai kaupėsi, labai būdavo tikrai tų momentų. Ar atsimeni, kad dalinaisi, vyras vis tiek grįždavo iš darbo, ar dalinaisi su Gediminu savo vyru apie savo emocijas ir ar jautėjai tą supratimą iš vyro, ar labiau galvojo, ką tu čia namuose būni tiesiog su vaiku ir viskas, ką tu čia skundės, dabar aš čia turiu eiti į darbą ir dar padėti. Aš dalinausi su juo, aš labai daug kalbėjau, bet gal ne visada būdavau suprasta, bet manau, tai buvo dėl to, kad gal kartais aš pati nelabai save supratau ir būdavo man sunku išreikšti žodžiais, tai kaip aš jaučiuosi, komunikuoti, ypač kai užeina ten jau tas vos ne priepuolis, epizodas, kai visko nebekenčiu, nieko nebenoriu. Pro duris išeinu naktį, vidury nakties ir galvoju grįžti, negrįžti. Tai labai kalbėta buvo, daug kalbėdavausi su juo apie tai ir, tikrai ne visada jisai suprasdavo. Aišku, kaip jisai pats dylindavo, ta prasme, su tais tavo jausmais, ar jisai pats nelabai gal mokėjo irgi dylinti, ką tu pati nemokėjo, turbūt gal nemokėjo, jam irgi pirmas vaikas, jis irgi nežino, kaip tvarkytis, jam tai irgi naujas yra etapas, jam dar reikia ir su savo jausmais susitvarkyti, tai tiesiog iš jo būdavo toks, jau mato, kad man jau visiškai yra blogai, pasimdavo vaiką nuraminti, nes jis atėjo ramus, jis, dar neįsiaudrinęs, ramus, nuramina vaiką, užmiega, ateina, apsikabina mane, tada mane nuramina ir jau ir aš gal užmiegu bent pusvalandėlį kažkokį tai pamiegoti. Intensyviai. Labai irgi norėjau paklausti, kalbant apie visą tą gimdymo laikotarpį, ar buvo tau iš tikrųjų sudėtingas pats gimdymas ir ar buvo prieš gimdymą kažkoks sudėtingas laikotarpis, nėštumas, ta prasme, ir sudėtingas buvo pats? Mano nėštumas tai turbūt buvo vienas lengviausių, apie kokius esu girdėjus. Taip, aš neturėjau stiprių pykinimų vėmimų, aš visiškai nevėmiau. Kas čia yra, wow. Galbūt dėl to man darbe labai sekėsi nuslėpti savo nėštumą, nes ir pilvukas pas mane iššoko labiau gal 6-7 mėnesį, kuomet aš jau dirbau iš namų ir vėliau jau dekretas ir jau viskas. Man nebuvo, kad ten darbe bėgti pavemti, ne. Būdavo tokie, galbūt toks šlikštulys šiek tiek burnoj, bet ten kokį krekeriuką, sausainiuką arba uogytę vaisių nugesinu. Ir viskas. Ir labai lengvai. Ir prieš pat kalėdas, kai kolegom jau pradėjau atviriau šnekėti apie tai, kad laukiuosi, nes jau ten gal buvo 5 ar vos ne 6 mėnuo. Jie, tikrai, tokia, žinai, nustebė. Bet visiškai jokios nuovokos neturi. Vaikščiodavau aptemptais drabužiais kartais specialiai. Niekas nepastebėjo. Pas mane vyrų kompanija yra kas kita. Nes turiu pasakyti, kad viena kolegė buvo priėjus prie manęs, aš jau buvau, dar nebuvo 3 mėnesiai, gal mėno buvau, kai nešė ir negalėjau niekam dar sakyti, nes iki 3 mėnesių nelabai galima. Tai viena kolegė priėjo prie manęs ir sako, aš sapnavau, kad tu laukiasi. Na, žinok, čia su manim tai būna, aš susapnuoju. Kokios moteris yra nuovokios, tai aš galvoju, kodėl tavęs nepastebėjo ir neįtarė. Nes moteris žino, jie iš akių gali pasakyti. Buvo, kas pas mane darbe žinojo, tai buvo vadovai, direktoriai. Linkėjimai be abejo kolegėms. Taip, aš gan anksti pasisakiau, ten 13-14 savaitę, dėl to, kad mano toks darbas, tai yra projektai, terminai
Ir buvo ten tokių kalbų apie didelį projektą ir aš kažkaip galvoju, gal man reikia pasisakyti, kad jie galėtų planuotis, nes tas projektas berods tam 1,5 ar 2 metų trukmės. Ir kolegė viena anksti gan sužinojo, man atrodo, ten buvo tik 9 savaitės ar 8, nes mes su jie tuo metu gan artimai bendravom. Taip, bet taip mažai kas žinojo ir buvo daugam, wow, čia tikrai laukėsi. Tai va, grįžtant prie klausimo, mano nėštumas buvo gan lengvas, apart tai, kad buvo kai kurie ten periodai. Aš ir šiaip kartais turiu problemų su spaudimu, migrenos, tai ten buvo tokių, bet vaistukų išrašė lengvų, suderinamų su nėštumu ir sureguliavo ten berods gal 1-2 trimestre, o pabaigoje tai jokių ten preklampsijų niekas negrėsė, aišku, nuolatos pati stebėjau, daktarai stebėjau. Preklampsija tai čia yra tie kraujo krešuliai kažkokie? Kraujo spaudimas aukštesnis, ten išsipūti visą kaip balionas. Aš iki galo gal tiksliai nežinau, bet ką aš mačiau pas kitas mamas, kam... Bet tai gali grėsti kažko nėštumui, vaikui? Taip. Okay, o kaip tu galvoji, ar tas biškiai įtakoja tavo psichologinę būseną po viso nėštumo, po gimdymo? Kad ar bijojai, pavyzdžiui, kažkaip tai susiję buvo? Ar bijojau tų preklampsijų? Visą laiką bijojau. Visos turbūt mamos gal bijo ir pagalvoja, ar čia kažkas bus gerai. Taip. Dabar nesenai iš vienos draugės girdėjau, kad jos draugiai 5 mėnesį persileidimas buvo, tai tu negali žinoti tiesiog kaip jau susiklostysi. Tai man labai pasisekė, išnešiau net ilgiau negu reikia. 41? 41 ir buvo 3 dienos dar. 41 savaitę suėjo, važiavau tiesiai. Nenorėjo Vincentas išlysti? Nenorėjo, jis neskubėjo. Jam buvo labai gerai pas mane, tai mano gimdymas buvo su skatinimu. Reikėjo paskatinti, ten atsiguliu ligoninę anksčiau, tiesiog 41 savaitę paguldė mane. Ir truko 3 dienas tas skatinimas visą. Vyras bus ar nebus? Sakau, bus. Jis jau buvo irgi tašęs susikrūmęs, pasiruošęs. Iškart mum palatą rezervavo po visko. Dėl COVID-o tu ten negali turėti lankytojų, bet gali vyras su tavim kartu būti po gimimo ir kol gimsta vaikas. Tai tu gimdei per COVID-ą? 2022 metais dar jau atslūgo, jau buvo lengvesnė situacija, bet vis tiek dar šiek tiek prisilaikė. Taip, lankytojų nebuvo galima, bet aš galvoju, ir gerai, nereikia tų lankytojų. Užtenka vyro. Tai man vyras atvažiavo apie 12 valandą, aš jau aišku ten buvau gal su 4 ar 5 centimetrais prasivėrimo. Ir man buvo ką tik atsileidė epidūrą ir viskas, aš jau guliau lovai, nes kojas juk atjungė. Nebegali keltis, aš tik tais lovai. O nebijojai viena būti ligoninį, pavyzdžiui, kad gimsi? Buvo šiek tiek buvo baimės, tokio, žinai, ir kai vyras įėjo į palatą, jį ten įleido, atsluko viskas. Iškart jau užsikas emocijos gerai. Tai aš nevėlačiau. Nes, tie daktarai, aš pasitikiu daktarais, bet vis tiek, mano gimdymo priėmė vyras. Toks maždaug gal kokių 65 metų ir jis ateina tiesiai, aiškiai viską pasako, aišku, aš mėgstu tai, man reikia aiškumo, ten be tiutių lele, bet tai nėra mano žmonės, nėra man pažįstami, bet vyras atėjo, atslūgo viskas ir telefonė ir kokį video parodo, žinai, ne. Aišku, buvo momentas, kai man epidūras pradėjo silpti, ypač man į vieną koją labiau nuėjo, kitą pusę mažiau. Ir vienoj pusėje pradėjo jaustis jau taip stipriai. Tai Gediminas sureguliavo, sulakstė, suieškojo visus, kad čia dar truputį tokį dozės. Gerai, gimdymas, viskas praėjo, ar ne? Jūs su seneliais bendraujate, ar ne? Yra seneliai, ar ne? Ir kaip gimus vaikui, ar ne? Pasikeitė visas galbūt bendravimas ir su šeimos nariais tikriausiai. Ar buvo kažkokių tokių, kur tikėjais kažko ir atsitiko kitaip bendravimas su seneliais, nes aš žinau, kad irgi labai laukiau čia, kad Austėja susipažintų su seneliais, bet kai nuvažiavau, nelabai to buvo ir laukimo, tiesą sakant. Tu pati važiavai?
Ne, aš su vyru, kai važiavau, važiavom, jo, aš pati važiavau, ne. Jūs Bet po kelių savaičių, mes jau po 3 savaičių, nes buvo kalėdos, tai... Jo, kaip tau atsimeni? Pas mus patys atvažiavo, žinai, kažkaip, kaip aš atsimenu, tikrai aš galbūt tikėjausi šiek tiek daugiau dėmesio, galbūt tikėjausi, kad daugiau norėsiu to vaikų pažindintis ir bendrauti. Aš aišku suprantu, kad seneliai dirbantis yra, visi dirbantis, sesuo mano turi pati savo vaikų, ten jos dukra tuo metu buvo dar net ne 2 metų, tai visi turi savo gyvenimus, visi kas savo ir nereikia čia tikėtis, kad čia lieksim visi ir tau padėsim, ne, viskam, kom galima. Aš pati iš savo būdo esu tokia, kad aš galiu pati, man kažkaip, žinai. Aišku, buvo momentų, kai norėjusi, kad ateitų bent jau Sriubovskis nors iš Rodilo. O plačiai labai jautri šitą matyti. Taip, nes nebuvo pats. Taip. Tokie dabar yra laikai, kad visi išsivažinėja, negyvenam šalia vieni prie kitų. Ne visi, bet dauguma taip, išsivažinėja. Bet tuo pačiu irgi, kad ir negauni to dėmesio dar plius, bet ir dar tas ateina toks spaudimas, iš aplinkos, kokia turi būti mama. Ir kaip tave tai paveikia, ar klausysi kitų nuomonės, ar ten, ką tau sako, ar giminės, ar šeima, ar kaip galva sesė gal tau aiškina, kaip tau reikėtų auginti vaiką ir panašiai. Kaip tu susidyrini su šitais dalykais? Nes iš tikrųjų šitas yra a thing. Aš gal kiekvieno atskirai žmogaus neįvarsgydinsiu. Ne, čia pasakė, kad čia nebūtų kažkokių susižeidimų, bet apskritai... Matai, tas periodas, žinai, aš labai ir iš savęs daug spaudžiau, kad čia viską padaryčiau gerai, ar čia viską gerai darau, ar tinkamai rūpinosi savo vaiku, ar aš gera mama. Ir sulaukdavau pastabų įvairiausių pasisakymų, dėl kurių aš savim dar labiau pradėdavau dvejoti. Ir kitais kartais gal net pagalvodavau, kad... O įvairiai, tu per daug nešioji, tu per daug stengiasi, leisk vaikui paverkti, jisai turi išmokti būti pats. Buvo netgi, kad per daug stengiasi, jau turbūt sakiau, ne? Paskui vienas labai mankys. Jo, per daug stengiasi. Paskui buvo vienas toks irgi labai įdomus pasakymas, kai jau mano vaikas pradėjo valgyti kietą maistą, aš jam leidau pirštukais valgyti. Gabaliukais. Ir buvo pasakymas, tai negi dabar tavo vaikas valgys visą gyvenimą tik pirštais. Netgi tokie buvo pasisakymai. Kiek jam buvo tada? Ojei. Kokie? 7? Metai? Metai jau gal buvo, nes čia, man atrodo, vasara. Tai metai porą mėnesių. Taip sakė. Taigi duok su šaukštu. Tai kaip iš čia dabar nevalgo, jis turi valgyti viską, ką ir mes. Vaikas, esu girdėjus pasakymą, vaikai yra kvailiai, jie nesupranta, ko jie nori. Šitas geras, okei. Perliukai yra perliukai. Galėtumėm išrinkti geriausią, įdomiausią pasisakymą. Taip, vaikai nesupranta, ko jam reikia ir, iš dalies, žinai, aišku, mes tėvai, mes turim pasirūpinti tam tikrais poreikiais, mes turim suprasti, kad jeigu vaikas nori miego, jis ten spiriojasi, vis tiek bandytų užmigdyti, arba vaikui reikia maudytis. Tavo pačios filosofija, man įdomu išgirsti, gal kitoms. Aš galvoju, kad vaikai yra protingesni, negu mes suprantam, negu mes suvokiam. Ir tikrai įsigilinus ir aišku, ten 3 mėnesių kūdikio jau gal šiek tiek didesnio vaiko, jeigu įsigilinti į jo elgseną ir gali suprasti, kad taip, jis supranta tikrai daugiau negu kad galvoji apie mitybą. Ten, irgi plati labai tema. Intuityviai labai vaikai žiūri, man atrodo, į viską, į mitybas. Taip, aš skaičiau apie būtent tą gabaliukais primaitinimą tą knygą. Tai ten labai aiškiai išdėstė argumentus, kodėl tai yra naudinga, man labai patiko tie argumentai. Man irgi labai pasidalinai tą pačią knygą, tai galėsim, nežinau, jeigu rasim, įdėti į aprašymą, kas dabar galbūt laukitės, ar dar planuojate vaikus ir galvosite apie mitybą. Tai iš tikrųjų rekomenduoju šitą knygą paskaityti, nes
labai atitinka vaiko poreikius ir mano austėja yra labai valgus vaikas. Tai man pasisekė, kad Ugnė man įdavė. Dar prieš tai galvoju, kad, kam tu čia man duodi tą knygą, aš kaip norėsiu, taip maitinsiu tą vaiką, ko tu čia man kiši tą knygą. Bet po to pagalvoju, aš pati ieškau informacijos apie mitybą. Tai kur man daugiau sužinoti negu knygoj? Nes jeigu aš skaitysiu internete, tai aš rasiu daug informacijos. Bet jeigu aš skaitysiu knygoj, tikslingoje apie tam tikrą kryptį, aš rasiu tos naudingos informacijos apie tą dalyką. Tai kažkaip reikia matyti per savo ego perėti, kai kartais dalykus ieškai ir nesusikoncentruoti, kad čia viskas apie tave yra, o labiau apie ko tau reikia. Tas patyrimas, spaudimas iš artimųjų buvo ir kaip tavo paveikė tą psichologinę būseną, ar dar jautėsi labiau tokia nežinanti, ką daranti, ar tu jautėsi užtikrinta, nes žinojai iš tikrųjų, ką darai ir kaip tu jautėsi, ar turėjai kažkas tave už galo, palaikytų? Aš turėjau, kas mane iš galo palaikytų, turėjau draugės. Ir turbūt dvi labiausiai galėčiau skirti, tai jai dar Ernesta. Nežinau, aš linkėjimai. Esu joms labai dėkinga. Jos man pačios dažnai skambindavo, išsipasakodavo, išklausydavo, kad ir kiek aš ilgai ten apie savo problemas pasakodavau. Kaip svarbu turėti, ką Taip, ko aš iš tikrųjų gal pasigėdau iš kai kurių artimųjų. Tokio... Žinai, sako, moterims reikia kartais išsikalbėti, joms nereikia patarimų. Tai žinai, būdavo išsikalbu ir patarimų šūsnis. Šiaip apskritai kalbant apie visą tą spaudimą, aš kiek pastebėjau, irgi socialiniai tinklai dabar vis daugiau, aišku, aktualiau pradeda daryti šitas dalykas, kad tu tokį labai gražų paveikslą nupiešia apie motinystę, apie tėvystę apskritai, kokia jinai turėtų būti, kaip tėvai ten kavą gamina ryte, besišypsodami, visas paveikslas, kaip pusryčiauja, ar ne, tenai filmai ir visa kita. Nupiešė mums tokį idealų paveikslą ir kai mes tapome pagaliau mamomis ir susidūrime su tikromis problemomis, tikromis gyvenimiškomis situacijomis, tiesiog nėra į ką pažiūrėti ir atsiremti į tą, o tai kaip, pasimeti, kaip kiti gyvena. Kaip tu šitą visą paveikslą matai ir ar tave paveikia šitie socialiniai tinklai? Veikia, stipriai veikia. Mačiau kitas mamas, kurios ten vos ne su 5 savaičių kūdikiu jau kažkur į Turkiją ir Kanariją kažkur tai skrenda. Ir aš galvoju, palauk, aš su savo ten kelių savaičių vaiku vos į lauką 5 minutėm išeinu ten suderinti, ne, tą dieną, kada jisai neverks ir staigi vežimą į lauką, aš suderinu, o jūs čia iškeliaujat kažkur. Kaip, o kas su manim yra negerai, kodėl man taip neišeina, kodėl man neišeina ramiai kavos atsigerti, ar ten atsikėlus ryte nusimaudyti, pasidažyti ir ten 70 stepsų rutiną, žinai, vos neturėti. Kodėl man taip neišeina ir šiaip gal padėjo kai kurios grupės Facebook'e mamų, kur mamos... Ten tai buvo grupė balandinukų, kurie gimė vaikai balandžio mėnesį, būtent tais metais, nes visi panašaus amžiaus, mamos dalinasi panašiais išgyvenimais, tai ten... Ir džiugesiais, tai auga. Ir linksmais video, ir mamos savo ir nuoskaudas parašo, ir vaikai ten parašo kažką mama ir tada... O, žiūrėk, čia ir jai yra nesunku. Ir komentaros atsiliepdavo mamos, taip, ir mes tave užjaučiam, ir čia tikrai tu ne viena pati, jeigu nori, dažnai anonimiškai rašo. Ir jeigu nori, tu man parašyk, mes pasikalbėsim apie tai. Netikėkit viską, ką matot. Kaip tik nesenai viena draugė sako, yra dabar net ir naktinės auklės. Jeigu tu turi pinigų, tu gali turėti 5 auklės, 2 naktį, 3 dieną, dar žiūrėk, šefė maistą darys, namų tvarkytoja. Tikrai tau bus lengva vaiką auginti, kai tu turėsi visą būrį kalną pagalbos. Tai tokie, žinai, vaizdiniai, tokia realybė. Žinai, kas mane asmeniškai sutrigerino, irgi pasidalinsiu. Aš nežinau kada, bet atsimenu, nuėjau pas save į darbovietę po kažkiek laiko, gal buvo pusę metų įstėjai. Ir kolegė sako, tu gal vėl laukėsi? Tikrai tai buvo. Ir aš galvoju, kaip čia dabar atsakyti, taip žinai. Taip, nes influencerės jos per 2 savaitės pilvuką savo sutvarko. Jinai pati pasakė, aišku, kad sako, aš labai greitai numečiau, žinai, bet
man taip neįvyko. Ir kitoms moteriams prireikia daugiau laiko. Aš dabar pastovėsiu už save ir už kitas galbūt moteris, kad kitoms moteriams daugiau reikia laiko, reikia daugiau gal metų gal daugiau reikia netgi, kol jiems nukrenta tas pilvukas. Kiekvienas skirtingą turi kūną ir organizmą ir psichologinę sveikatą. Tai toks labai tiesmukas klausimas, iš tikrųjų toks gali biški paveikti, nors jau manęs kaip ir nelabai paveikia, bet vis tiek pasąmoniškai gali paveikti. O kaip pati, ar pameni tą pojūtį, kaip jautėsi, kai vyras išėjo į darbą, nes aš atsimenu tokį labai tuštumo jausmą ir vienišumą jaučiau. Ar pati jautėjai vienišumo jausmą, draugės nebeaplanko ar ne, tėvai toli gyvena, vyras išėjo į darbą, kaip tu jautėsi? Labai jaučiau vienišumo jausmą. Tikrai, nes dar mano vyras dirbdavo toliau kiek nuo namų. Vilniečiai, žinot, būna kamščiai, užtrunka nuvažiuoti, užtrunka grįžti. Labai gerai, vaiką pamaitinu, pažindau. Reikia jį panešioti, kad atsirūktų. Pas mus gan didelė buvo problema, reikėdavo ilgai nešioti. Ir vidury nakties, ten kokią 2, 3, 4 pasiemu vaikutį ir vaikštų po namus, kad vis kažkas nestovėt vietoj. Vaikštų po namus, prieinu prie vieno lango pasižiūriu, prieinu prie kito lango pasižiūriu ir žiūriu, ar kituose daugiabučiuose dega kur nors langelis. Dega tenais, ne? Ir galvoju, ką tas žmogus veikia, kuo jis užsiima, kodėl jisai tokiu metu atsikėlęs. Ar ruošiasi į darbą, ar galbūt taip pat mama tokia pat vieniša kaip aš. Ir tos naktis jau tuo metu jau pradėjau jausti vienišumą, nes aš viena pati po namų su vaikučiu. Yra buvę komentarų, tai iš kur tu čia dabar tokia vieniša jautiesi, taigi dabar turi vaiką, tu ne viena. Bet, palaukit. Pradžioje tas vaikas kaip, nežinau, bulvių maišelis kažkoks, ne? Ir tai yra atsakomybė, tai yra darbas, tai nėra kažkoks bičiulis, draugė, su kuria ten šnekučiuosi, skambutę gersi. Apsigaudi, pasimiluoji, bet atsakas yra ne toks. Bet tai yra ne toks, tai yra ne tas bendravimas kaip su suaugusiu žmogum. Ir tu nepasišnekėsi ten su 3 mėnesių kūdikiu apie ten, nežinau, situacija pasaulyje, kas vyksta. Ar šiaip kaip jautiesi, sužiūrėsiu tave klamtakutėm ir viskas, tau nieko neatsakys, gal nusišypsos nebent. Tai taip, dabar jau yra šiek tiek didesnis mano vaikas, jau ten galiu kažkokius klausimėlius jam užduoti, atsakymus gauti. Bet tai ne tas pats, kaip bendrauti su suaugusiu žmogum. Tu dabar viską, pavyzdžiui, per perspektyvą žiūrint, matai, Vincentas jau šiek tiek paaugo, jau yra 8 mėnesiai. 9. Tai kaip tu dabar matai, pavyzdžiui, jau visą tą patirtį iš to tokio galinio vaizdo, ar tas sustiprina mamą, visi tie sunkumai, ar gali dar labiau palaužti ir tokia, kaip tau ta patirtis visa, ar kaip tu manai praėjai stipresnė? Tai yra toks įdomus etapas, sunkus, laikinas aišku, bet tai vis tiek yra tam tikra patirtis. Aišku, būna dienų, kai aš kartais gailiuosi, kodėl aš turiu vaiką, nepabijosiu to pasakyti, pripažinsiu, bet būna dienų, kai aš pagalvoju, va čia aš patyriau, kiek aš išgyvenau. Ir vienus žodžius perskaičiau, kurie man labai pritiko, kad moteris sako, aš praėjusiais metais pamačiau labiausiai savo sužlugdytą versiją, bet tuo pačiu pamačiau ir savo stipriausią versiją. Ir aš galvodama apie tavo šitą klausimą, tą ir prisiminiau ir savo labai irgi pritaikiau, nes atrodo taip, kiek daug patyriau tų sunkumų ir tų momentų, bet tuo pačiu ir supratau, kiek aš stipriai išgyvenau ir perėjau ir man pavyko. Aišku, dar manęs laukia dar visokių tų etapų, bet kiek aš jau praėjau ir kiek man pavyko pereiti viską, netgi, tos naktis, kai išeidavau, galvojau, negrįšiu, bet aš grįždavau vis tiek, nes turėjau pakankamai tos stiprybės, kad aš grįžtų ir toliau į tą patį einu. Ir manau,
kiekvienai mamai yra skirtingai. Galbūt vienai mamai ten sužlugdo, kitai mamai ten iš vis gėlytės yra, vyšnaitės, drugeliai ir rožiniam spalvom. Aš manau, kad taip, mane žlugdė, bet aš nepasidaviau. Išlipau, einu tolyn. Palinkėtum būsimai mamai, kokių, ar patarimais, ar šiaip kažkokiais, ar pati pasižiūrėtum atgal ir pažiūrėtum į save prieš visą neštumą ir ko savo palinkėtum į ateitį, žinai, žiūrint, kad ar nebijok, ar nežinau, kaip tu. Gal pirmą, ko palinkėčiau būsimai mamai arba dabar jau esamai mamai, tai susiraskit žmonės, su kuriais galit kalbėtis apie bet ką, apie viską. Susiraskit ten ir bandykit Facebook'e grupėse kažkur, tikrai įmanoma rasti. Ar net nežinau, man rašykit, Ingridai rašykit. Aš šiaip tikrai pati netgi sakau kitom, ir tau esu sakius, tu man visada gali rašyti, mes kalbėsimės, bendrausim. Bet to pačiu ir turiu pasakyti, kad yra ganėtinai sunku, nes tu galvoji, kad kažkam trukdai, nes jis irgi yra užsiėmęs. Ir toks galvoji, kaip aš čia užkrausiu dabar savo emocijom tą žmogų, tokia biški gėda jauti. Kad tą jauti tokias emocijas, galvoju, gal nejaučia taip ir čia dabar... Galbūt ir neradai to savo žmogaus, kurio tai aš silpna pasirodysiu, nors aš aišku čia visai auditorijai pasipasakoju, kad sargu, bet vis tiek... Pripažinti, kad esi silpnas, tai yra stiprybės ženklas. Jo. Tai, kad esi silpnas, tai kad ir nebijoti pasakyti, kad man yra blogai, tai irgi yra stiprybės ženklas, nes ne kiekvienas žmogus gali pasakyti, kad man yra sunku ir aš aišku, nes kiekvienu sutiktų žmogum apie viską atvirai kalbėsiuos, su vienu žmogu vienaip, kitaip, bet yra žmonių, su kuriais galiu visiškai atvirai pasakotis, kad ir ką galvoju, kad ir kaip jaučiuosi, kad ir kas su manim darėsi tuo metu. Tai... Bet dar vienas dalykas, jeigu labai jaučiate, kad esate labai blogoje psichologinėje būsenoje, geriau kreipkitės į specialistus ir, nežinau, galėsim gal kokį linką palikti apačioje, kur galite tai padaryti, jeigu rasi kažką, nes būna, kad artimieji žmonės labai nori padėti, bet nežino, kaip tai padaryti ir labai pergyvena dėl jūsų. Viskas gerai, galite pirmiausia tai ir padaryti, kreiptis pas tuos žmonės artimiausius, bet to pačiu ir padarykite kitą žingsnį, tai kreipkitės pas psichologą ar psichiatrą, kas būtų jums parankiau, nes tie specialistai žinos tuo pat metu, kas jums padės labiausiai. Ir yra, man atrodo, jaunimo linija, liktais, ar kažkaip taip vadinasi. Mamų linija. Mamų linija dar yra, bet yra ir jaunimo linija, man atrodo, kur galite kreiptis, kad paskambinat ir jums netgi pasako, ką daryti tuo pat metu, kaip iškvėpuoti, kaip išeiti pasivaikščioti. Aišku, gal galimybės labai nėra ten pasivaikščioti, bet jums specialistai pasakys grinai žingsnis į žingsnį, ką padaryti, kad tą akimirką jums pavyktų nusiraminti, nes yra tokių būsenų, kur tu negali tiesiog susitvarkyti su kažkokiais artimaisiais, nes artimieji biškai kitaip reaguoja, išsigąsta ir panašiai, o jums reikia tiesiog čia ir dabar tos pagalbos. Žodžius. Tai čia gal iš palinkėjimų ieškokitės pagalbos būtinai. Jeigu yra sunku, kalbėkit, nebijokit drąsiai, čia ne jokia gėda. Tu esi ne viena tokia, tokių yra daug. Žinoma, būna visokių vaikų, būna tikrai mažesniais poreikiais, būna labiau ten reikalaujantis visko. Bet... Gal šiaip esate stiprus žmogus. Taip, gal arba emociškai augote, emociškai stabilioje šeimoje augote. Tai visko gali būti. Tas irgi yra įtakos. Vaikystė buvo gan lengva. Taip, tas irgi turi įtakos. Tai palinkėjimas svarbiausia, rasti pagalbos ir nebijoti prašyti pagalbos. Man dažnai sakydavo, šitas laikotarpis yra laikinas. Tikrai. Man sunku yra patikėti, kad mano vaikui jau toj bus 2 metai, kad jau pradeda eiti į darželį. Sunku suprasti, atrodo, va... Ai, va, dar apie darželį galim pašnekėti trumpam. Kaip sekasi darželį? Sunkokai, bet kiekvienam vaikui skirtinga adaptacija.
Aišku, kaip savaitgalis, taip slogytės. Šiandien vėl sloguojantį vaiką parsinešiau. Tai vėlgi adaptacija prailgina, tiesiog nes vis nenueini. Aišku, po truputį, lyg ir jau pradeda apsiprasti. Lyg ir jau pats ryte pasauklėtojai glėbė jau, žinai, puola. Tai tas visai džiugu, patinka man tas darželis, nėra jis kažkoks super duper fancy, kaip ten kiti po 700–800 eurų moka už darželį. Bet tikrai aš džiaugiuosi tuo, ką radau. Ir atrodo, vaikas ten gerai jaučiasi. Šiandien buvo pirma diena, kai bandė jį pamėtyti darželį pietų miego. Buvo trumpam užmėgęs, bet aišku, prabudo. Vis tiek aš auklėtojas man ten surašė, aš jam parašiau, kad jūs stebukladaris esat, kad jau pavyko pamėžyti. Taip, nes sakiau, šiuo metu man ir pačiai yra jį sunku užmigdyti, galbūt dėl darželio jaučia stresą ir mano vaikas yra itin jautrus vaikas. Aš žiūrėjau ten vieno psichologo, ten buvo irgi kaip pokalbis apie itin jautrius vaikus ir aš supratau, kad tie itin jautrus vaikai užauga itin jautrų žmogų. Ir aš labai daug ką galiu prisitaikyti ir savo. Ir netgi atrodo, kad ir vyrui savo galiu pritaikyti tam tikrus dalykus. Gal, žinai, mes esam suaugę, jau mokam labiau reguliuoti savo emocijas, bet tik dabar yra šnekama apie tas savokas, apie būtent tokius žmonės. Tai nėra sutrikimas. Tai tiesiog yra žmogaus būdas, žmogus toks gimsta. Mano sesuo labai gerai pasakė apie itin jautrius vaikus, apie itin jautrius žmonės. Jeigu jų nebūtų, pasaulis neišliktų. Tiesiog, nes reikia tokių žmonių. Pagalvojau, kad jūs patys kaip šeima nesat visiškai intravertai, gal tu ekstravertiškesnė, bet tavo vyras intravertiškesnis. Ir jis tą pripažįsta. Taip. Ir manau, kad ir vaikui vis tiek tas būdas persiduoda, ne? Taip. Nes aš pati, pavyzdžiui, labai ekstravertiška, labai emocionali, aš labai tokia ekspresyvi. Mano vyras intravertiškesnis. Yra jis labiau prie kompanijos, ten, kur jo kompanija, nemėgsta labai kažkur ten. Jisai gali bendrauti, gali labai komunikuoti gerai, puikiai, bet tiesiog yra tas toksai jo ratas labiau. Tai vat, aš tokio nesuprantu, aš galiu prie bet ko prieiti, bendrauti ir kalbėti. Tai matau, kad irgi Austėja turi labai daug ekstravertiškumo, bet pavyzdžiui, iš Arūno savybių jinai turi tai, kad labai individualistė yra. Nes Arūnas labai viską norėdavo pats daryti. Mamai per rankas duodavo, jeigu kažką darydavo už jį. Tai aš jau matau dabar Austėja irgi tą patį daro, jinai kažkur nueina, kažką jinai žiūri pati viena, kai vaikai visi vienoj krūvoj žaidžia. Tai labai skirtingi vaikai būna ir kažkaip reikia išmokti, kaip mamoms suprasti ir priimti ir kad tai nėra kažkokia abnormalu, žinai, ar ten, nes turime sveikus vaikus, reikia įvertinti sveiką galvą. Turime sveikus vaikus, jie yra patvirtinti, kad yra sveiki, kad nėra kažkokių sutrikimų, o visi kiti tie tokie pakrypimai, tai yra normali mūsų visų kaip žmonių tokia, žinai, fizionomija, būsena ir charakterio savybės ir kažkokie tokie dalykai, kurie pabaigai galbūt pasakyk, ar kažką keistum savo gyvenime, ar viskas dabar kaip dabar jau matai, viskas yra gerai, ar tiesiog norėtum keisti. Gal keiščiau savo požiūrį. Pirmaisiais mėnesiais, kai buvo sunkiausia, būtent tą požiūrį, kad kokia čia bloga mama, nes aš nesusitvarkau, nes kiti susitvarko. Ir tik dabar atėjo, gal prieš kelis mėnesius atėjo supratimas, kad viskas čia yra ok, viskas yra tvarkoj. Ir labiau iš tikrųjų atsipalaiduoti, nusiraminti, priimti viską kaip normą. O ką darytum taip, tarkim, kad tai įvyktų? Nes aš suprantu, kad mama išsigandus, ką tik pagimdžius, nežino, ką daryti. Ir, anxieties prasideda tikrai nemažas, dar vaikas verkia ant galvos, nemiega ir panašiai. Ką darytum kitaip? Ar deleguotum vyrui daugiau užduočių, ar pati kažkaip nesigilintum, ar ten ausinukės dėvėtum? Ką darytum kitaip? Ką mamai dabar išgirsti kitai? Gal daugiau iš vyro būčiau reikalavusi, nors pareikalauju, bet manau, kad per mažai. Galbūt prašysiu būčiau daugiau artimųjų.
tikrai, kad, bent savaitgalį atvažiuokit kažkiek tais pabūti, galbūt, žinai, perlipti per tą savo ego ir paprašyti, atvažiuokit, pabūkit. Taip, nes, man labai nesinori užsikrauti kitiems, suprantu, dirba žmonės savaitgalį, nori pailsėti, o aš čia dažnai iki Vilniaus jiems atvažiuoti, 3 valandas kelionė, žinai, dar grįžti ir čia dar būti, neaišku, kaip mėgos, nemėgos, atrodo, neužsikrauti, bet gal kaip tik reikėjo truputį daugiau užsikrauti. Gal reikėjo užsikrauti, kad galėčiau pailsėti, bent kelias minutės atsipūsti. Nors, aišku, vis tiek galvotume apie vaiką, bet... Aišku, vis tiek galvoju apie vaiką, net palikus vaiką su tėčiu, vis tiek galvoju apie vaiką ir viskas yra gerai, žinutės. Toks nuolatinis yra... Taip, aš žinau, kad tėtis susitvarkys ir jisai pabus, išsibus ir ypač dabar, kai mano vaikas nebėra toksai mažas, nėra ten tokio, žinai, poreikio, ką čia... Nebemaitinė, ar ne taip pat? Jau senai, taip, tai jau tas kaip išlaisvina. Taip, labai išlaisvina. Mano ta pabaigimo kelionė, tai čia buvo, tobula, tiesiog tobula. Nežinau, čia gal tikrai kokiem kitiem kartam... Papus užsandėliuojam. Gal tikrai kitiem kartam pasilikti tas temas, nes čia galim mes kalbėti kiek žinybės. Tai ką, ačiū labai, kad atvykai. Tikrai norėsite dar kažką išgirsti, kažkokias panašias temas, tai tikrai galėsim dar padaryti video, manau, ir Ugniai gal netgi ir patiktų, kiek aš dabar suprantu iš tavo mimikų. Tai būtinai parašykite komentaruose, lauksim labai jūsų ir žinučių, jeigu kažkas tik rezonuoja, rašykite asmeniškai, paliksiu Ugnės, jeigu norėsi, Instagramą, taip pat ir savo. Tai jo, ačiū labai, kad žiūrėjote, kad esate su mumis kartu. Man tai labai svarbu, nes ir aš jaučiuosi iš tikrųjų patobulėjus per tuos metus, kiek darau tos video ir jaučiuosi jau, kad kuriu tokią bendruomenę, stiprią bendruomenę ir mamyčių, ir tėvelių, nežinau, bet jaučiuosi, kad iš tikrųjų gaunu ir ne tik jūs tikriausiai gaunat kažko naudingo, bet ir gaunu ir aš pati daug naudingų dalykų. Mokausi apie gyvenimą, apie motinystę, tai tikiuosi ir jums tas persiduoda. Ir ką, susitiksime kitose video. Ir iki. Iki. Ką, tikiuosi viskas. Kaip tu jautiesi? Kai kur atrodo galėjau daugiau sakyti, kai kur mažiau sakyti. Toks, čia iš tikrųjų,